Sveiki atvykę į Estate Guru, sutelktinio finansavimo platformą, suteikiančią unikalią galimybę investuoti ir gauti finansavimą paskoloms su nekilnojamo turto užstatu, kurių vidutinė istorinė grąža investuotojams yra 10%. Su Estate Guru jūs gaunate prieigą prie įvairių nekilnojamo turto investavimo galimybių – gyvenamųjų, komercinių ir plėtros projektų 5 Europos šalyse. Investuotojai turi galimybę diversifikuoti savo portfelius ne tik pagal turto tipą, bet ir geografiškai. Sutelktinio finansavimo metodas gerokai skiriasi nuo tradicinių banko paskolų. Vietoj skolinimosi iš vieno banko ar kito tradicinio kredito teikėjo, sutelktinis finansavimas remiasi lėšų rinkimu iš daugybės investuotojų. Tai reiškia, kad grupė žmonių ar įmonių, turinčių prieinamas lėšas, skiria tam tikrą sumą investuoti į pasirinktą projektą ar projektus. Bendra projektui sutelkta suma teikiama kaip paskola. Grąžinus paskolą, kiekvienas investuotojas gauna dalį palūkanų, atitinkančią jų investicijos įnašą. Sutelktinis finansavimas Europoje išgyvena augimą ir įsitvirtina kaip alternatyvios finansų rinkos neatsiejama dalis. Estate Guru išsiskiria kaip viena didžiausių ir ilgiausiai veikiančių sutelktinio finansavimo platformų Europoje. Estate Guru turi ES sutelktinio finansavimo licenciją, leidžiančią veikti sklandžiai visoje ES. Visos paskolos platformoje vertinamos nepriklausomų Moody's Analytics reitingų, pabrėžiant jų patikimumą kaip investavimo galimybės. Platforma įsipareigojusi skaidrumui, teikdama išsamią informaciją skirtą kiekvienam investicijų sprendimui informuoti. Per pastarąjį dešimtmetį iš mūsų platformos suteiktų 786 milijonų eurų paskolų sėkmingai investuotojams grąžinta daugiau kaip 500 milijonų eurų. Estate Guru platforma sukurta lengvam naudojimui, siūlanti draugišką naudotojo patirtį. Pradėti investuoti paprasta, minimali investicijos suma tik 50 eurų. Registracijos procesas apima tokius žingsnius kaip tapatybės patvirtinimas ir rizikos suvokimo anketos, sukurtos remiantis Europos sutelktinio finansavimo taisyklėmis. Sukūrus sąskaitą galite atlikti pirmąjį pavedimą. Tam tiesiog perveskite lėšas iš savo banko sąskaitos arba naudokite funkciją Pay by Bank, kuri nukreips jūs į jūsų banką. Investuotojai turi galimybę investuoti rankiniu būdu arba automatiškai naudojant automatinio investavimo funkciją. Su šia funkcija galite pasirinkti subalansuotą ir konservatyvią investavimo strategiją arba susikurti savo. Jei investuojate rankiniu būdu, tiesiog pasirinkite projektą, nuspręskite sumą, spauskite investuoti ir patvirtinkite su 2 veiksnių autentifikavimu. Kiekviena situacija yra unikali, nes žmonių poreikiai ir galimybės skiriasi. Todėl kiekvieno investuotojo strategija skirtinga. Paprastai investuotojai prieš investuodami atsižvelgia į šiuos kriterijus. Projekto vieta. Atsižvelgti į miestą ar šalį, kurioje vykdomas projektas. Kiekviena vieta turi savo galimybių. LTV rodiklis – paskolos ir turto vertės santykis. Matuoja paskolos sumos ir finansuojamo turto vertės santykį. Projektai su žemesniais LTV santykiais paprastai laikomi saugesnėmis investicijomis, nes tai reiškia, įkeistame nekilnojamame turte yra daugiau nuosavo kapitalo, lyginant su skola, kas gali tarnauti kaip buferis prieš rinkos svyravimus. Projekto įvertinimas. Estate Guru platformoje projekto įvertinimas skaičiuojamas nepriklausomai pagal Moody's Analytics sistemos algoritmą, kuris įvertina visus projekto aspektus. Projektai, kuriems suteiktas A ir B įvertinimas, laikomi mažesnės rizikos, palyginti su tais, kuriems suteiktas C įvertinimas. Projekto trukmė svyruoja nuo 6 iki 24 mėnesių. Svarbu įvertinti, kiek laiko galite įšaldyti savo lėšas prieš investuodami ir pasirinkti projektus, kurie atitinka šį laikotarpį. Paskolos gavėjo patirtis. Nors ankstesnė sėkmė negarantuoja būsimų rezultatų, tai rodo, kad paskolos gavėjas žino, kaip sudaryti sėkmingą verslo planą ir išvengti klaidų. Todėl patyrę projektų vystytojai yra patikimesni. Estate Guru rizikos komanda vertina potencialius paskolų gavėjus, analizuodama jų verslo istoriją ir finansinę būklę. Skolininkai privalo būti ES registruoti teisiniai subjektai su švaria finansinė istorija, įskaitant mokesčių problemų, mokėjimo įsiskolinimų ar teisinių rūpesčių nebuvimą. Komanda taip pat peržiūri užstatyto turto vietą, vertę ir istoriją. Estate Guru toliau stiprina savo rizikos vertinimą, leisdama nepriklausomai Moody's sistemai įvertinti naujus paskolų projektus, naudojant komercinių paskolų metrikos modelį, sutelkiant dėmesį į užstato detalės ir paskolos sąlygas.
Šis kredito rizikos įvertinimas rodomas projektuose, kurie įtraukti į Estate Guru platformą nuo 2023 m. Liepos mėnesio. Investuotojai renkasi Estate Guru dėl išskirtinių portfelio diversifikavimo galimybių, kurios mažina būtinybę turėti gilias žinias apie nekilnojamojo turto rinkas įvairiose šalise, kuriuose teikiamos paskolos. Estate Guru yra įsipareigojusi išlaikyti skaidrumą, suteikdama investuotojams prieigą prie išsamios kiekvienos investicijos informacijos. Tai apima rizikos vertinimus, projekto detalės ir paskolos gavėjų informaciją, suteikiant investuotojams galimybę priimti gerai informuotus sprendimus. Svarbu prisiminti, kad visi investiciniai produktai yra rizikingi. Kviečiame atidžiai peržiūrėti sąlygas ir priimti kuo informuotesnį sprendimą arba kreiptis patarimo pas finansų ekspertą. Ar esate pasiruošę pradėti savo nekilnojamo turto investavimo kelionę? Prisijungkite prie Estate Guru šiandien ir atraskite galimybių pasaulį. Užsiregistruokite, investuokite savo lėšas ir stebėkite, kaip auga jūsų pinigai.